Kada labiau užknisdavo žurnalistai? Ar kai būdavai dainininkė, ar dabar, kai esi Seimo narė? Ne, žurnalistika iš viso užknisdavo jo dainą pat pradžių, iš tikrųjų. Dar besimokant? Dar besimokant. Todėl, kad iš tikrųjų jau tuo metu buvo tas toksai momentas, kad reikia viską skandalizuoti. O dabar tai prieš keletą metų tapo ypatingai tokiu masiškai paplitusių reiškinių. Kiekviena tema, kuri yra televizijoje, mas medijoje, bet kurioje masinės informavimo priemoniai, jinai turi būti skandalizuojama. Labai rimtai tu čia kažkaip klausinėjai. Klaus, ką nors linksmiau? Gerai, bandysiu linksmiau. Seime! Esi dabar skaitysiu, nes tikrai čia man yra žodžių šiupinys. Seime! Esi visuomenės plėtros reprodukcinės sveikatos parlamentinės grupės ir narkomanijos prevencijos komisijos narė. Vienok. Ar ne? Kokį paskutinį reprodukcijos klausimą tyrinėjot? Iš tikrųjų viso bendradarbiavimo reprodukcinės sveikatos bei teisių, tai yra parlamentinė grupė, šioje esu pavaduotoja, iš tikrųjų. O ar teisybė, kad Vilniuje Spermos bankas atidarė pirmosius bankomatus jau? Vėl jūs juokavot, mes gyvybės langelių dar neatidarėm, o čia jūs Spermos banką? Gerai, aišku, čia aš nesėkmingai pajuokavau. Grįžkime prie narkomanijos prevencijos. Vat tavo asmeninė patirtim, kokie narkotikai labiausiai veža? Aš nesuragavusi jokių narkotikų. Tai kaip tu gali būti toj komisijai? Tai už tai ir esu. O sakyk, su intraveniniais, pavyzdžiui, galima tokia būti prevencija, jeigu tu turi savo nuosavą lašelinę, tu gali tuos intraveninius per savo asmeninę lašelinę leistis ir jau nebeužsikrėsi ten AIDS ar dar kokiais negerais dalykais. Kaip baisu, apie ką tu šneki? O iš tikrųjų, apie ką aš šneku? Atvirai tik tai, kada nors atsivertus kokį nors įstatymo projektą, nebuvai apsiverkus, kai nieko nesupratai tenais? Apsiverk, neapsiverkiau niekada, bet kad nesupratau, žinoma. Jūsų frakcija vadinasi Viena Lietuva, taip? Čia viskas išrašas yra. Jinai yra garsi tuo, kad Rokas Žilinskas važinėjasi išgėręs, taip? Aš čia cituoju viską. Stoma yra sėdėjęs. Sacharukas yra mentas, jo. Ligitas Kernagis nei dainuot moka, nei užsidėti prezervatyvo, nes labai daug vaikų turi po visą Lietuvą. Va. Dinius yra babnikas. Kokių dar problemų yra? Toj visoj vienoj Lietuvoj. Bet čia viskas iš piršto išlaužta. Donalda Meiželytė Seime yra vienintelė raudonplaukė Seimo narė. Taip? Dar yra kažkokių tokių kūno visko privilegijų, ko gali pasigirti, ko neturi kiti seimūnai. Seimūnės. Aš vienintelė gal turiu pilkai žalias akis? Neseniai Valinskas labai skaudžiai priminė skandalingą tavo šokį su mūsų primarijum Nerijum Juška ant baro stalo. Tu turi unikalią progą kažką tai pasakyti asmeniško apie Valinską. Na, Arūnas pats taisė tą tekstą, kurį aš rašiau kreipimąsi į etikos procedūrų komisiją, išsiaiškinti, ar Algimantas Salamakinas neperžengė savo įgaliojimų, komentuodamas viešai gandus. Taip netyčia apsuko 3 piruetus, ja? Taip, susitikimo džiaugsmas. Gaila, su tavim negalima būtų to padaryti dabar. Galima, kodėlgi ne? Ant tos kojos? Ne ant tos, aš dar kitą turiu koją. Ar ant kitos? Šiaip aš esu trikojis dabar. Slybinas. 3 šeškių klubas, jeigu prisimeni toks. 4. Vadinasi, jis iš pradžių 3 šeškių klubas. Tai yra velniškas pradas, aš suprantu. Ir tai buvo kas? Kas tai buvo? Pradžia? Ko? Bobų mafijos? Kieno? Ne, tai buvo tiesiog toks moterų judėjimas, toksai šiaip atsipalaidavimo forma. Tai buvo noras organizuoti vien tik moterims skirtus vakarėlius. Dalyvavau aš ten jūsų tam vakarėlį. Tai tu buvai vyras, tai dėl to tu ir jautėsi blogai. Ir tai buvo vienas pirmųjų vakarėlių. Mes dar nebuvome iškristalizavę visos idėjos ir tai buvo labai eklektiška ir labai iš tikrųjų netikra. Aš įsivaizduoju, kad vėliau ten dėjosi, jeigu vienas iš pirmųjų toks buvo. Žinom, viskas baigėsi alkoholinių autų. Visiškai jeigu visi pradės va taip linksmintis, ne tik vyrai, bet ir moteris, nebus kas dirba Lietuvoje. Kas sukuria bendrą vidaus produktą? Aš čia su Donalda Meiželyte kalbuosi, aš nelabai suprantu, su ko aš kalbuosi. Praėjo metai, aš nesuprantu, su ko aš sėdžiu dabar. Vis tiek labai įdomu. Bet mes niekada su jums rimtai ir nekalbėjom, jeigu ką. Tai gal ir ačiū Dievui. Tik hihihihaha. Nu tai mūsų buvo darbas mano toks liko, tu surimtėjai. Ir tas labai jaučiasi. O su manim galėtum nuogą nusifotografuoti, jeigu ir aš nuogas? Asmeniniam albumui. Asmeniniam, pavyzdžiui. Asmeniniam, o tada tektų važiuoti, nežinau, į kokią Afriką, kad nei šuo nesulotų, nes pats žinai, kad bet koks veiksmas turi atoveiksmį ir labai greitai turi atoveiksmį, nes aplinkui yra lietuviai. Kaip tam žinai pragarė, ten vokiečiai vieni kitus bando ištraukti, velnės prieina visus grūdą atgal, tik prie lietuvių katilo tvarka. Sako, čia ateina prižiūrėti, sako, kaip čia nėra, nei vieno čia, kuris čia visus atgal į puodą. Sako, taigi čia puikiai savikontrolė.
Sako, vienas tik išlenda, lietuviai traukė. Taip, dar ir malkų pameta. Oi, dar ir kiek.